Su jumis sveikinasi savaitinė informacinė laidelė Kažkas naujo. Pietų korėjietis Park Jae-sang, dar žinomas kaip Psy. Dainininkas, tekstų rašytojas, šokėjas, atlikėjas, prodiuseris, žinomas dėl savo humoristiškų, ironiškų ir sarkastiškų muzikinių klipų. Nors dainuoja korėjiečių kalba, kurios vakariečiai nesupranta, sumušė visus populiarumo rekordus. Pasaulinę šlovę pelnė sukūrė savo singlą Oppa Gangnam Style. Naujausias Psy klipas Gentleman per 16 valandų sulaukė 10 milijonų interneto vartotojų peržiūrų ir taip pat kontroversiškų nuomonių dėl moterų diskriminacijos. Šis atlikėjas iš Pietų Korėjos jau nebe pirmą kartą išsišoka ir valdžia jau yra uždraudusi keletą jo albumų. Bet juk jis viską daro juoko forma, kad ir naujausiame savo klipiais pabesda savo delną ir duoda pauostyti paneliai. Ar tu galvoji, kad realiame gyvenime vaikinas pabesdėja savo į ranką kišto prie veido pirštus? Dar to betrūko. Žinai, kas mane labiausiai erzina? Mane erzina, kad moteris šiame klipe yra šitaip žeminama ir diskriminuojama. Besdėjimas savo į delną ir pirštų kišimas prie veido – tai tik lašas jūroje, tik gėlytės provincijos pievose. Visas klipas pilnas patyčių iš moters. Ai, koks dar žeminimas, kokios dar patyčios. Ar tu humoro jausmo neturi? Kad ir jo darbas Oppa Gangnam Style buvo pasišaipimas iš amerikietiško popkultūros kulto. Iš tų snobų, kurie vaidina, kad yra labai turtingi ir žiauriai seksualūs. Čia tiesiog šaipimas iš tų štučių bruožų, kurias 5 valandas dažosi, puošiasi, rengiasi vien tam, kad žmonės išeitų. Arba kad taptų žmonės panašios. Ir iš vis, tu supranti, apie ką jis dainuoja, išskyrus Hey, sexy lady. Ne, o tu? Va būtent. Užtenka pamatyti vaizdą, kaip Psy šlykščiai elgiasi su moterimis savo klipe. Ir tai rodo pusiai pasaulio. Kokiai tam pusiai? Visam pasauliui. Tik pagalvokite, kokį pavyzdį jis rodo jauniesiams kavalieriams, merginos, mūsų būsimiesiems vyrams. Kokį naują džentelmeno portretą piešia. Taip. Taigi čia prikolas, ir muzika tokia užkabinanti, nors niekas jas ir nesupranta. Tiesiog įsirėžia į smegenis ir skamba visą dieną galvoje. Žinoma, Psy versija yra labai hiperpolizuota ir ironizuojama, tačiau tai tikrai atspindi realybę. Galbūt jis pasaulio moterims siunčia žinutę, gerbkite save pačios ir kiti jūs gerbs. Arba jis niekam nieko nesiunčia. Tu negali tiesiog atsipalaiduoti ir smagiai iš viso to pasijuokti? Na, gerai, sutinku, kad tokia muzika ir tokie klipai skirti žmonėms linksminti. Tačiau kur yra ta riba, kada nebejokinga? O tai palauk. Amerikietiško hip-hopo kultūroje jau tapo įprasta moteris vadinti kalėm, sudaryti tokį įspūdį, kad vos ne kas antra už pinigus išpildys tavo norus. Net ir lietuviškoje pop padangėje galime rasti panašių moterų apibūdinimų. O kokia jūsų nuomonė apie šį muzikinį fenomeną? Lauksime jūsų komentarų štai čia, apačioje. Su jumis buvo Akvilė Vitkauskaitė. Ir Miglė... Kokia jos pavardė? Kondratskaitė. I'm a motherfucker gentleman.